Ваці! Жарти, ты рвел так? Вот тише. Пома. Как, гуляй спавать. Шуни, ты туда. Пома, как это такая насмена себя, Пома, а? Как это говоря, Пома, а? Как тут такая насмена, как? Да не ту суку попелю. Ваці, жарти. Жарти, ты шуни давай, а? Ну, ты, Ваці, жарти. Кялькизги, батуснуся. Аргирти. Кого? Не дорожинеться, гитал. Чема, колко то iš manęs? Atsakyk man į klausimą. Visuomet. Nesivaipyk. Kur tu prisilakė? Aš prisilakė. Nemėgok. Kur tu gavai pinigų? Kas tave nugirdi, a? Vacį. Va šitą draugelę paklausk. Vacį, žaltį susipyksim, a? Atsakyk, žaltį, nu. Su kuo tu geri, a? Argi Vacį, žaltį. Ramus. Mes išėjom. Palauk, išėjom ir bevaikščiodami sutikom pažįstamą. Va, Čiūčia. Šuneliu. Saugok mane. Šuneliu. Gerai, žinok, čia buvo tavo istorijas. Eime Pomo į virtuvę. Eime, užkasime. Pomo! Kas tau yra, Pomo? Pomo! Ai, dievulėliau. Čia buvo. Vacį, žaltį, tu svetimą šunį parvedė. Girdėk, aš tau sakau. Visuomet ramuk. Pravda, tu pakauksi iš tą šunį apsikabinės. Mes tą vakarą su Rūta tokią pirtį. Atvažiavo kai Kaminskas. Atsiplakė dar šunį pragėrė. Kągi čia dar velnis? Romai! Nieko tu nežinai. Kas tau yra, kad tu įpėdinio laukia? Eik tu! Su manim darosi stebuklai, Romai. Stebuklai. Aš maniau, kad tu rimtai sergi, o tu simuliuoji velnio vaiką. Nesijaudink, biletėlis kišeniai. Žinoma, kai žmona medikė, nėra ko stebėtis. Skacka, kaip sakė pajacas. Mano žmona galvoja, kad aš jau darbe. Jeigu paskambins, tai žinokit, tai vienas prašymas. O antras? O antras, brolelį, daug rimtesnis. Kadangi dabar aš esu perėjęs į pogrindį, man žūtbūt reikalingas konspiracinis būtas nors valandai. Klausyk, kad tu žinai, kad kartais gripas į smegenis sulenda. Tu buvai pas daktarą? Mano žmona medikė. Pasirimta, tu savo žmoną pasitaupyk kitiem dalykam. Nežinau, ką tu turi galvoj, bet aš jau atrodo su savo laima nebeilgai. Kaip? O taip. Yra tokia liaudies dainelė graudinaus, kad aš jaunas žemė. Alegi, žaltį, velnio vaikė, nekvailiok. Nesvarbu, Roma, nesvarbu. Nesvarbu. O kas čia toks guli? Nesvarbu, Vacys guli, Rūtos brolis žaltys. Aš vis ketinu paklausti, ar ne tu jį nugirdai? Ak, tai čia Vacelį. Pasaulio būsi karalienė. Alegi, velnio vaikė, tu mane gazdini. Nesvarbu, Roma, nesvarbu. Kadangi tu esi mano viršininkas, bičiulis ir draugas. Ko tu čia ieškai, ko tu čia dairaisi? Palauk. Aš zonduoju dirvą. Ar ne tu esi sakęs, kad pirmos vedybos dažniausiai būna brokas? Eik tu po velnių. Neisiu, nemanyk ir neprašyk. Aš noriu perimti tavo patyrimą. Algi, velnio vaikė, sakyk, aš skubu į darbą, sakyk, ko tu nori. Kaip tik aš to ir noriu. Tu eik į darbą, susirinkimą į posėdį, o man palik savo durų raktelį. Raktą durų, supranti? Kaip mano būtų raktą? Valandai dviems, negi tau gaila. Gaila, man tavęs gaila. Kam tau reikalingas raktas, ką tave iš namų išvijo? Neišvijo, aš pažadu išėti, supranti, o čia aš noriu
atsivesti žmogų, supranti? Boba? Oi, ne boba, moterį, merginą, kurios M iš didžiosios raidės. Argi velnio vaikė, visą tai mane patinka. O man atvirkščiai, dėl tokios moteris galima ne tik iš namų, bet iš proto įsikraustyti. Įsikraustyti. Nesvarbu, Romai, nesvarbu. Tik kaip tą Vincą, sakyk, iš čia iškrapštyti. Va, tu sugalvo, kaip jie apskritai namo išgrūsti, tada aš tau duosiu raktą. Tada aš pagalvoju. O kaip šiais atsiplovė, ko šiek... Rūta paprašė, kad atvažiuotų Maskvičių paruošti tech apžvidai, va antrą savaitę ir ruošė. Motoras dirba gerai. Išėjau su šuniu pasivaikščio, tik nežinia, kad Raskatra parvedė namo. Aš jau galvoju. O be to, man atrodo, kad ir šuva ne mūsų. Rasim išėti. Mes tą Vincą arba tą šunį kur nors paklaidinsim. Vaclava, ne Vincą. Nesvarbu, Romai, nesvarbu. Suprask, manęs laukia, vargšelė sušals. Na, o kasgi ta moteris, jeigu nepaslaptis? Kuria prasme? Aš ją pažįstu. Ne. Na, o tu pažįsti? Taip. Ji čia atvažiavo pasigydyti nervų, bet aš jau jai sakau, tu tik būk tokia, kokia tu esi ir dėl Dievo meilės nesigydyk. Tu įsivaizduoji paradoksą. Man gripas, temperatūra šlapis, o mes jau 3 dieną stovim po medžiu ir drebam. Ir patys nežinote nuo ko. Taigi, matau, reikia vieną kartą išsiaiškinti. Kavinė, sėkinė, visur žmonės, visur pažįstami liežuviai. Tai kodėl tu negalėjai užėjti pas ją? Tai tu žinai, kur reikia? Žinau. Kambarį 4 lovos. Bet klausyk, tu ilgai mane dar tardysi. 4 lovos. Tai jį tau pasakė, ar tu pats suskaičiavai? Romai, juk tu jos nepažįsti. Kodėl tu ją net įvaizdinių būdų įžeidinėjai? Tai ir yra, kad aš jos nepažįstu. O gali kokią nors apferystę? Nepajusi, kaip ir tave ir mane švarinti. Gerai. Ačiū, seniai, viskas. Tu jos nepažįsti, suprantama. Bet aš maniau, tu kaip draugas šiek tiek pažįsti mane. Šalčiau. Nesvarbu, seniai, nesvarbu. Sakau, šalčiau. Tai tu šalčiau. Ir taip sušalės, matai, koks snarglys. Man tik žiauriai gaila, kad aš jai pasakiau, kad tu geriausias mano draugas, bičiulis, brolis. Vienintelis žmogus, pas kurį man negėda atsivesti ir pakalbėti iš esmės. Bet tu pagalvoji, ką Rūta pasakysi. Tavo Rūta, lyg tai tu jos niekur nesivedai. Palaikai už rankučių ir zaksį. Į vakarė man tokią suomišką pirtį. Aišku. Jau turėjo šitą būdą. Sotus priedusio niekad netjaus. Nepriedusio, alkanu. Tai tu laikai save alkanu, taip alkanu. Čia. Bet atsimink, Algi, žaldy, velnio vaikė, nepalik jokių pėdsakų, nes Rūta visą bėdą man suvers. Nesvarbu, Romai, nesvarbu, tik gal tą lavoną iš čia išneškime, iš čia sugadins visą poeziją. Čia tavo dalykas, aš tau palieku visą butą su visu apstatymu. Būtent su apstatymu. O gal gabenam į tavo miegą? Ne. Tik jau nei miegamai. Miegamasis tai tabu. Aišku tau. Aš nesuprantu, kas tas tabu, bet aišku. Tai gal tada į virtuvę, jis reikia nors po stalu. Nes man laikas į darbą, o aš čia turiu su juo. Vacink, motorą! Jums bėgi ir važiavim į virtuvę. Yra 3 girtumo laipsniai. Pirmas vadinasi parkeris, kai žmogus prisisiurbęs, bet sąnarius dar valdo. Antras virvutė, aišku, ir be komentarų. Na, o šitas? Na, šitas partapionas 3 laipsnį, teks jau neštinai nešti. Na, tai tada čiupk, griebk už kojų ir pirmin. 1, 2. Pabandysiu vienas. O tu būk geras, pririškinuosi savo šunį. Gerai, kad tai būtų mano. Uždėk kokį nors podą ar vansnukį. Uždėk, aš pats jo. Na, Vincelį, mes dabar pasikalbėsim iš esmės. Vincai, tu girdi mane? Vincai, girdi? Aha. Nori uždirbti 0,5 litro. Kas? 0,5 litro. Visuomet. Einam iš čia. Einam į virtuvę. Vincai, tu girdi mane? Ne. Aš vacys.
Vacys nevins. Tu, broliuk, dar liežuvį valdai, net savo vardą atsimeni. Na tai, Vaciukas, tai ženk, Vaciuk, ženk į virtuvę, ten po stalu vyr. Vaciuk, va čia tavo. Kur čia mano kepurė? Einam. Vaclav. Ženk savo kojamas. Matai, jis jau panašus į virvutę. Bet šuva tikrai ne mūsų. Žadį kur padėjai šonį? Nieko, jis jau galima sakyti savaeigis. Aš jam tik tai puma, jis man kai griebs, tai virvutę padėjus iš proto. Palauk, jam tik reikia šiek tiek agitacijos. Bet, Romai, supraskime, nes laukia vargšelį. Algi, bet atsimink, nepalik. Žinau, nerasi nė mažiausio pėdsako. Tik, Romai, tu būk geras tą partapijoną, kur nors prie radiatoriaus, prie iškarką. Žiūrėk, jis vėl į lovą replėsi. Vaikčio žmondos nesispręs mano likimą. Romai. Svetimi šunys, katinai, babos. Ris per tave žaldymatį. Palauk, mes dabar su girtuokliais truputį griežčiau. Ach, tai tu šitaip taisai moskvyčių. Aš čia. Šitaip ieškė sarginių dalių. Aš čia tau. Aš čia. Tik be rankų. Štai parodysi be rankų. Vorto puliai. Nevelčiuk. Tuk. Ne, į sofą. Marš į virtuvę. Į virtuvę. Visuomet, Ramu. Visuomet. Ne. Į sofą, neprieis. Marš į virtuvę. Tik tai be rankų. Marš į virtuvę. Man reikia apsirūpinti. Gerai, stovėk. Čia man. Tau, Vaciuk. Žuvytę palaksi. Lak, Vaciuk. Gali paleisti. Oi. Pasaulio būsi karalienė ir mano draugiam žina. Angelė, aš tik vieno žiauriai tavęs maldauju, jauskis kaip namie. Pirmiausia, nusiauk batelius. Maksimaliai nusirenk ir sušilk. Angelė. Va, apsidaryk apie tokį lizdelį mes visi svajojam. Nors ir sako, kad mes ir šiokie ir anokie, bet ne kožnam pabažnam Dievo grūdavosi, kaip sakydavo liaudis. Tai šitas laimingasis tavo draugas? Balandėlis. Taip. Romas Balandis, gražus vyras, graži pavardė, žmoguje viskas turi būti gražu, bet žmona gražiausia. Čia jau, taip sakant, pradžia. Čia. Desinys, moskvičius, vaikas, šuona, taip toliau. Anksčiau jis su savo pirmąją nesugyveno, blaškėsi, nervus gydė. Va tik tokios, Angelė, kaip tu iš mūsų gali padaryti žmogų. Kriožė, iš didžiosios raidės. Kriožė, iš didžiosios raidės. O kas jį padarė žmogum? Štai šitą? Taip, Rūta. Rūta. Pati moskvičių vairuoja pati. Žodžiu, vairuoti moka. Va čia matosi ir mano šešėlis, taip sakant, pro savo kameros objektyvą žiūriu į svetimą idiliją. Gal ir aš kada nors iš klaidų pasimokė susirasiu ką nors panašaus.
Sėskim, Angelė, sėskim. Vaizdas yra. Pavyzdį turim, pasvajokim ir mes tą linkme. Angelė, graudzinaus, kad aš jaunas ženijaus. Tu neliūdėk, brangus, dar susitiksime ir viskas bus labai gerai. Dar susitiksime ir išsiskirsime ir viskas bus labai gerai. La 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 la. O kur jau? Miegamasis? Čia. Galima, aš truputį pažiūrėsiu. Kad mums, Angelė, atrodo, ir čia gana jauku, ar ne? Angelė. What now, my love? Now that you've left me, how can I live through another day? Watching my dreams turning to ashes, and my hopes into bits of clay. Once I could see. Gyvena žmonės. Keista. Išgerkim. Keista. Išgerkim, Angelė, išgerkim. Išgerkim, kad ir mes taip netikėtai susitikę gyvenime šio bei to pasimokė vieną kartą rimtai. Ir tada šokiruoja žiedas, aš tuoj įsidėsiu į kišenę. Man tik reikia pamuilinti pirštą. Sėdėk, Algelį. Ašgi žinau, kad tu vedęs. Kad aš tau eilinis nuotykis ir iš to nieko rimta neišeis. Išeis, Angelė išeis. Iš mano pusės tikrai išeis. Abejoju, Algelį, labai abejoju. Angelė, jeigu ir nuotykis, tik jokių būdų neeilinis. Aš jau sakiau, kad pirmos vedybos dažniausiai būna broka. Kai žalias jaunas bernas įsimylės, apsiveda, tai jokom darbas. Nemeilė, kaip sako žemaičiai. Va, kai surimtėjęs vyras, vat, suranda tokią moterį. Ir dėl jos išeina iš namų. Va čia tai yra žingsnis. Ak, šitaip nauja teorija. Taip. O kągi daryti tai pirmajai, pamestajai? Atsiprašau, aš nusiplaunu rankas. O, velnias. Tu pažiūrėk, kiek jis plokštelių turi, Angelė, va. Angelė, pažiūrėk. Velnias, užmiršau, kad voniotas prakeiktas buldogas. Pažiūrėk, ką jis man padarė. O, Jėzus! Išauklėtas kiaulė, nepraustaburnis. Ką dabar daryti, Angelė, taip nelaiku ir ne vietoj? Nieko, surasim adatą ir užsiūsim. Angelė, va, aš jau radau. Na, Va.
Duok škelnes. O viešpatį. Kaip tyčia per tą prakeiktą velnio gripą apsivilkau ilgom apatinėm. Ir dar tokia šlykšti spalva. Gal geriau, Angelė, aš pats. Nu, nesispardyk, juk ne pirmas sykį kaustamas. Ne pirmas sykį kaustamas. Kad tu žinotum, Angelė, kaip žiauriai tu man patinki. Aš dar nemačiau moteris, kurios vardas taip atitiktų išvaizdą ir charakterį. Ačiū, Angelė. Ačiū. Svarbiausia, Angelė, dabar jauskime abudu. Kaip man mėg. Tikrai nesijaudinkim, o be to mes savi žmonės, nevalgy šarmė. Angelė, išgerkim, Angelė, išgerkim. Angelė, Angelė, kaip žiauriai tu man patinki. Tavo draugas iš didelės meilės tavo pirmoje metuose. Pirmoje ir charakteris ir dantis. Moskvičius butas? Nebūtinai, bet, kaip sakiau, Rūta vairuoti moka. O kaip ta pirmoji? Ar jis prisimena ją? Keik. Ar kaip kirvi atkirto ir šventą? Nežinau, nesigilinau. Kažkaip, kai žmogus laimingas, net nepatogu ir klausti. Va, pavyzdžiui, aš jeigu kirščiau, tai tik iš peties ir galutinai. Gal dar nekirsk, jeigu sakai, kad pamuilinės gali numauti. Algelina, palauk. Algelina, palauk. Nematai, ką tu padarėjai. Nieko, Angelė, nulis, Angelė. Angelė, juk čia galbūt sprendžiamas mūsų, Angelė, likimas. Arba, Angelė. Aš tavęs maldauju, Algelė. Kaip žiauriai tu man patinki, Angelė. Algelė, oi, kaip mane gera. Kas? Oi, ašgi sakiau, kad negaliu gerti nieko stipraus. Dėl tokio lašo, Angelė. Tu matai, kiek aš migdomųjų prisirijus. Mačiau. Ačiū. Geriau. Algelė. Žinai, ko aš norėčiau? Atnešk man cigarečių. Ir jeigu nori butelį sauso vyno, aš truputį pagulėsiu. Žinoma, tavo noras man įsakymas, Angelė. O, Angelė. Aš tave ne tik žiauriai myliu, aš tave gerbiu. Ačiū tau, aš tave taip pat tikrai. Angelė, aš cypsiu. Arba dar blogai imsiu ir uždainuoju. Uždainuok. Pasaulio būsi karalė. Ne, aš supykinsiu šunį. Geriau aš tau plokštelę uždėsiu. Specialiai tau, aš manau, tu mane suprasi. Angelė. Nai, Algelė. Angelė.
tokia. O tu kas toks? Tai kur aš čia patekau? Ne čia, tikrai ne čia. Aš matau, kad ne čia, bet kur? Kitur, visai kitur. Bet tai persiprašau. Ne. Vieną kartą su to gėrimu teks mažinti normą. Žetonai visą užkandą sušėliau. O vieša. Angelė, kokia čia batalija? Tai tas idiotas tave užpuolė. O niekšas Spartaklionas gyvatė. Dabar aš jam sugrosiu tokią fugą. Vėcai žaltyva cychė gnokis. Angelė, jis jau žegnojosi. Algi, išleisk mane. Aš iš proto Tu negali dabar išėti. Nebūk pašiausiu, nepalik manęs vieno. Iš proto išėti. Negali išėti, supras, turi paaiškinti, kaip čia viskas atsitiko. Tegul jis viską paaiškina. O aš jam sumalčiu snukį, skambino į miliciją. Vėcai žaltyva. Nevesk. Aš tau viską paaiškinsiu. Duok man cigaretę. Ne, bet norėjau tam bandyti kišinti dėžos, kaip reikia pakišau cigarečių. Dar gulinčio niekada nesumušęs, bet jeigu tu žaltyvą įdinsi girtą. Romai, neliesk jo! Ne Romas, o Šalvis. Aš norėjau pasakyti. Apsiramink, pagalvo, kaip čia viskas atsitiko. Sakyk, jis save užpuolė, taip? Tu didvyriškai gynėsi, iš tai rezultatas. Bet Angelė, jis tau nieko rimtesnis, sakyk. Nieko. Ačiū Dievui, aš taip ir maniau. Pagalvokim dabar, kam pirmiau skambinti, Romai ar milicijai. Paskambink Romai ir pasakyk, kad čia buvo Angelė. O dabar išleisk mane. O, tai jis tave pažįsta? Tikiuosi dabar prisimins. Nesuprantu. Aš jo pirmoji žmona. Dabar supratai? Oho. Čia tu man ložiai. Tai vadinasi, čia tavo darbas. Tegul prisimena, koks jis gerutis buvo. Kai aš nežmoniškų batų neturėjau. Šitos komentarus tu jau kaip nors jam patikėjai. Vyrai. Ką, ir žiedą jau nebeturėjo? Tai kur taip greit numuilinai? Spėjau ir be muilo. Romai, čia Algis. Žinai, tavo nuojauta iš dalies pasitvirtino. Ne vagystė, bet pasakyčiau dar baisiau. Šalčiau, Romai, šalčiau. Kaltininkas štai sėdi ir kažkodėl nenusimena. Šalčiau. Gyvenime būna ir dar blogiau. Dėl milicijos nuspręsim vietoj. Bet tik jau Rūtai dėl Dievo meilės. Šalčia. Žinoma, kaltas vis tiek būsiu. Algi, tu man atleisk. Aš sakiau, kad negaliu gerti alkoholio. Aš nenorėjau gadinti tau nuotaikos. Man tik įdomu, kas per žvėris ta jau antroji, kad jis gal jau taip suskistėjo. Kodėl žvėris? Aš pavyzdžiui su žvėrim žvėriškai, o su angelu angliškai. Kiek aš jau kartu prašiau. Padovanok man šunelį, padovanok man. Nu, jis tikrai nemėgsta. Aš nežmoniško pato neturėtų pasižiūrėti, kiek jai visokius skudurų tekstilių. Rūta prekių žinovė prekybos tinkle dirba. Aš nežinovė, bet aš išmanau, kiek man šitokia kainuoja. Rūta ne tik su poreikis, bet ir su galimybėm. Jis net vaiko su manim nenorėjo, mane vedė, ką man sakyti. Nežinau, bet ne moliuskas. Pavyzdžiui, te turiu vieną kambarį, prieauglio irgi neplanuoju. Algeli, tu pirmą kartą su manim toks nuoširdus. Algeli, išleisk mane. Išleisk, prašau, aš negaliu, aš nenoriu jo matyti. Suprantu, atvirai pasakius, aš jo irgi bijau. Įsvertim tą košę abudu per pusę. Tai kas jau dar ne viskas. Tu nematai, koks tu mėgamasis.
išgąsdino. Romo žmonos brolis. Vacys, jeigu neklysiu. O iš kur jis atsirado? Iš virtuvės. Iš Rūtos tėviškių. O, Angeli, o ką iš čia veikia? Ko iš maistas įgirtas? Moskvyčių remontuoja. Privatus autoservisas, Švogris, Švicas ir kompanija. Kompanija. O Jėzau, jau paržingsniuoja. O dar sakė, tik Algelį, nepalik jokių pėdsakų. Kai žiems dabar į objektyvą, ką aš jam atsakysiu, ką? Nežinau, Algelį, nežinau. Aš 3 metus jo nemačius. Suvyriškėjęs, atsigonęs. O vieš. O vieš. Romai, ir tu man esi sakęs, suskaičiuok vyriškai iki 10. Tu žinai, ką aš tau suskaičiuosiu? Dantis suskaičiuosiu už tokius darbelius. Tu manai, čia mano darbas. Kur ta merkšė? Kur merkšė? Romai! Aš taip tavęs pasiilgau. Angelė, tu čia? Romutė, mielas. Angelė, šėtono pusė. Romutė, mielas. Kurgi tu dingai iš horizonto, Angelė? Ai, pilietį, negadink poezijos. Romutė, tai tu dingai. Aš jau 3 dienos kaip tavęs ieško, Valgis gali paliudyti. Tokiais atvejais patarčiau kreiptis į miesto informaciją. Ačiū, Angelė. Kitaip iki žinosi. Angelė, koks aš asilas, Angelė, koks aš asilas, Angelė. Tu nedaug te pasikeiti. Angelyt, ar tu ištekėjus, Angelė, pasakyk, ar tu ištekėjusi, a? O, Angelė! Angelė! Romai, tu nepyk, kad aš čia truputį pasismaginau. Pažįstu, Angelė, tavo braižą. Pažįstu tavo braižą. Čia kalčiausias vašikas, senas mergyšius. Aš? Ska, kaip sakė, pajac. Nu dabar, o jeigu tai būtų ne Angelė, o kokia nors atsiprašant, ir tu ją paliktum į vieną, nu tu galvoji, tu velnio vaikė, tu negalvoji. Nesvarbu, Romai. Geriau aš viską papasakosiu Rūtai, teisingiau mane supras. Tai kur dabar tu eini? Galvoju pas žmoną, tai gastrolės baigtos. Palauk, Algi. Aš sakau, kad mums reikia susitarti. Bet to man gripas. Romai, palydėk mane, jeigu Rūtos nebijai, aš noriu tau porą žodžių. Man rodos, kad mums reikia pasikalbėti iš esmės. Algi, tu negalėtumai paskolinti mums savo rakto? Tu iš proto išsikraustai, kur aš dėsiu žmoną? Tu irgi laima šiandien nedarbė? Tai kuriems velniams iš tavęs būčiau prašęs? Tai dabar aš tavęs prašau, taigi tu ją galėtumai įsivesti kur nors į teatrą, ar į kiną, ar... Romai, išleisk mane, aš negaliu pakėti, jeigu šitas pabaisakina. Varskis ant šono! Algi, tu nepyk. Tu pasilikęs viską aptvarkyk, o paskui mes ką nors sugalvosim. Aš jau sugalvoju. Angelė, čia Algis geriausias mano bičiulis, bendradarbis, bendražygis. Mes jau truputį pažįstame. O, Angelė, aš visai išprotėjau. Ką dabar tu čia darai? Aš žinau, ką darau. Užėjau girtam žmogui linksmybę ir pasikraščiavo, kaip sako draugė Angelė. Algi, broleli! Aš tavo gabumusė, kuomet nebejoju. Bet kad gyvus tam varšeliui, kai pareis tavo Rūtą ir pamatys, kaip... Ir labai gerai šiam kiek kartų kalų. Atsižalti gydykis, nes vieną kartą baigsis blogai. Baltoji karštlygė, dėlėrim tremeris. Oho, kaip jis viską gerai žino. Mano žmona medikė. Tas kipšas turi nuostabią žmoną. Ir ko jis nerimsta, aš nesuprantu. Svetimo žmonos visada nuostabios.
išėjęs. Na, o tu, Romai, kaip gyveni? Na, kaip matai, turi būtą. Kolektyvinį sodą, šunį, mašiną, viską, tik, Angelė, tik tai tavęs. Ir aš atvirai pasakysiu, kad... Tai kur dabar tu čia skambini? Laimutė? Čia tu? Aš kol kas dar darbe, bet jau netrukus galėsiu nusiimti. Į kiną. Gal susitikim, kaip anais gerais laikais prie laikrodžio. Į kiną? Va, Romas sako, kad Vilniaus kino teatre eina neblogas filmas. Mano namai tvirtovė mano. Beje, jis tau linkėjimus siunčia, o aš jo skonio pasitikiu. Tiesa, Laimučiu, kad neš man Vilnonės kojinės, persimausiu kine. Tai gerai, lygiai 4 prie kino. Bučiuoju. Čia. Tik atsimink, seni, nepalik jokių pėdsakų.